Iki šiol aš buvau nusiteikusi, žodžiu, kad brokeriai, sąžininkai pasakysiu, kad brokeriai nori tik tai naudos. Ir man atrodė, kad klientų kažkokios tai problemos, klientų rūpesčiai sprendžiami tik tai per jiems naudos prizmę. Ir būtent man šitą tokį nusistatymą išsklaidė pažintis su Tomu. Pirmiausia, tai yra pagarba žmogui, pagarba tiek pardavėjui, tiek pirkėjui. Kas dar svarbu? Optimizmas. Optimizmas tai tiesiog, kuris neleidžia netgi prisileisti blogų minčių, nors atrodo tas turto pirkimas, pardavimas yra šiek tiek ir komplikuotas tas procesas, bet visuomet tu jauti, kad iš tikrųjų ramybė. Ir ta aistra darbui uždega ir šalia esantį žmogų. Pagalvoji, kad iš tikrųjų dar yra tokių žmonių, kuriems tas darbas, tas pareigos vykdymas yra toks be galo svarbus. Dar kitas dalykas, kas yra svarbu lyderiui, tai yra empatija. Tomas tai turi. Ta empatija tiesiog yra jaučiama, nes kartais užtenka pagalvoti, o jisai jau tarsi žino, kaip tai galima įgyvendinti ir tai padaryti. Tikrai yra ir daugiau brokerių, kurie verti pagarbos, kurie verti pasitikėjimo. Tačiau aš galvoju, kad tas būrys tokių žmonių yra nedidelis. Ir tame būryje Tomas iš tikrųjų griežia pirmu smuiku.